rajoną. Labai džiaugiamės tuom, kad savo gimnazijoje domėjimąsi žydų istorija pavyko išplėsti ir daugiau mokytojų. Jeigu pradžioj buvom tik tai 2, tai dabar jau esame 5. Ir kviečiu Mažeikių Mekaro Račkausko gimnazijos mokytoją Dainių Stasį, kuris mums pristatys, papasakos apie Židikų miestelio Kuchalą. Labadiena, iš tikrųjų prieš pradėdamas daryti šitą darbą žinojau labai nedaug. Žinojau tiek, kad mano senelė augo kartu su žydais. Žinojau tiek, kad mano mamos vyresnioji sesuo būdavo paliekama žydų šeimoje, kol seneliai pirkdavo turguje. Žinojau dar vieną posakį, kur vėlgi iš šeimoje iš kartos į kartą būdavo perduodama. Lošė žydikiškiai kortomis, pralošė vyrai kortomis, sako, tas, kas praloš, pavok žydą į maišą įkiš ir parneš mums. Na ir kai įdėjo, čia tikra istorija, kai įdėjo žydą į maišą ir neša, tas nešikas ir klausia, ar žinai, kas tave neša? Sak, šnypšt, kakvelis, nešk akmiliausias. Tai va, vienas iš tokių, sakyčiau, nedidelių nuotraukų likusių tada iš mano vaikystės, o rimtesnių iš tikrųjų tų susidomėjimo akimirkų teko rasti paraginus Silvai ir paraginus Andriui, kad gal padaryk Židikų miestelio žydų bendruomenės darbą. Taip, teko nusileisti į tą grindinį, kuris užlietas asfaltu ir pavaikščioti tomis gatvėmis. Ir didžiausia turbūt ačiū reikia sakyti Mažeikių muziejui, kuris sugebėjo man pateikti medžiagą, būtent tas senas bylas, kurios galbūt nuo kokių 2012 metų menkai ir vartytos buvo, ir sudėlioti viską į krūvą ir pateikti jums čia, būtent temoje Židikų miestelio Kuchalą. Tai yra bendruomenė žydiškai. Pirmieji žydų pėdsakai Židikuose, aš visko neskaitysiu, tiesiog daugiau, kad būtų nuotraukų, daugiau, kad būtų kažkokių įvykių, siekia 18 amžių ir pirmosios, kiek teko vėlgi skaityti medžiagą, žinios pasiekia 18 amžiuje ir viena šeima nuomoja tada malūną. Nuotraukas, kurias jūs matote, aš specialiai jas įdėjau, jos gulėjo byloje, jos ko gero yra pasmerktos dulkėti, nes niekas nežino, kurie žydai šitose nuotraukose. Ir pažiūrėkime, kad tokios nuotraukos yra buvusios ir tebėra, tik nežinia, kas juose. Statistika, kaip su žydai Židikų miestelyje. Ir vėl tik gyventojų surašymo duomenys 3 metus 1897 metais įvykęs pirmas oficialus gyventojų surašymas ir jame bylojama, kad 914 gyventojų iš 1243 miestelyje gyvenusių žmonių yra žydai, 73,5%. Taip, aš esu iš Židikų. Panašiai skamba žydų žemė, bet bendro nelabai ką turi. Žydį dikai, toks būtų pavadinimas. Bet gyventojų žydikiškių paklauskit, dauguma atsakys, dėl to turbūt, kad žydų daug gyveno. Dabar 1923 metai žydų ženkliai sumažėja 40,9% ir kiek pastebėjau, jų labai didelė dalis migruoja, juda. Dėl to tas visas pavardes, kurias šiandien išgirsite, tai yra 1936–1941 metų žydų pavardės. Ir 1959 metais gyventojų surašymo duomenys byloja, kad jidiš kalba Židikuose niekas nebekalba. Šiaulių muziejui didelis irgi dėkui, kad jie sugebėjo pateikti likusią sinagogą. Sinagogą, kuri kiauromis sienomis, kiaurais pamatais buvo pasmerkta nugriauti. Ją nugriaudė žmonės po to, kai jau žydų bendruomenė dingo, o jos vietoje norėjo pastatyti raudonų plytų sinagogą. Žydai, kai miestelėje įvyko gaisras ir sudegė jų namai, sakė, nuo šiol nesudegs mūsų namai, mes juos statysime iš raudonų plytų. Bet taip ir nespėjo pastatyti nei sinagogos, nei savo namų. Būtent iš šitų plytų buvo pastatyta Židikų ligoninė ir Židikų kapinių koplyčia.
Žydikų sinagogos dabartinė vieta yra Girdvainių sodyboje, kuri lygiai taip pat nudegusi ir lygiai tik tai, medžiai, krūmai ir kyšantis akmenys, ko gero bylojantis apie sinagogos pamatus. Tačiau Šiaulių muziejus turi unikalų dalyką. Likusi sinagogos altorėliai, bijau dabar žydiškai ištarti, atrodo Aron Kidošas. Kažkas žino daugiau. Būtent šitas yra tikras eksponatas likęs, nes iš griūvančios sinagogos jisai buvo išgelbėtas. Neskaitysiu teksto nebijau. Pirmoji būtent nuotrauka rasta 1920 metais ir atidarant šitą konferenciją, žiūriu kairiai pusėje kaip tik apačioje įdėta ta pati nuotrauka. O 1937 metais fotografuota sinagoga buvo paskutinė daryta nuotraukėlė. Sinagogos šitos nuotraukos antrąją pusę, kai atverti randi ir autorių Bugailiškį. Dabar kiek yra dirbę sinagogoje rabinų, irgi teko visus dokumentus atkelti ir radau Iciką, Dimaną, Hiršą, Levenbergą, Natanzoną, Helerį, Marko ir paskutinį rabiną Luckį. Žydų kapinės jos toliau atokiau nuo miestelio ir iš vaikystės likusios nuotraukos, kai po antrojo pasaulinio karo turto ištroškę žmonės naktį eidavo kasinėti kapinių. Iki tokio lygio vykdavo kasybos darbai. Nežinau apie lobius, kaip jums ten sekdavosi, bet šiandien kapinės užimančios šiek tiek daugiau negu 0,53 kvadratinius kilometrus yra stipriai apleistos, tik seniūnijos vėlgi iniciatyva yra nupjaunama žolė. Macavos daugelį vietų nebeįskaitomos. Paskutinioji Macava paminklas 1937 metų. Mikva ir Ješiva. Mikva tai pirtis. Džiugi naujiena. Prieš, sakykime, metus spėjom paskutinio žmogaus žydikuose paklausti dar puikiai menančio žydikų miestelio išsidėstymą, kurgi buvo šita žydų pirtis Mikva. Sako, ko jūs klausat, ir toj pačioj vietoj, kur yra dabartinė žydikų pirtis. Tai ta dabartinė žydikų pirtis atrodo šitaip, naujoviškai modernizuota. O Ješiva tai veikia nedaug. Nuo 1934 metų iki 1941 metų, bet iš vaikystės dar pamenu griūvantį ir griaunamą šitą pastatą. Šiandien tai yra žydikų nepriklausomybės paminklas. Bankai. Koks žydas be bankų? Ir bankas vienas iš tų, tai yra dabartinės Mažeikių miestinės parduotuvės vietoje. Ir skaitant Petrulevičienės prisiminimus, buvo parašytas vienas sakinys. Taigi ir dabar dar likęs laiptas. Praėjau su fotoaparatu ir patikėkit, tarp šitos Mažeikių miestinės ir Olbergių sodybos yra šitoks cementinis likęs apsamanojęs laiptas. Tai žydiškas palikimas žydikuose. Originalas. Ir beveik priešais tą patį banką veikė ir Žemės ūkio bankas, kuris priklausė lietuviams. Labai ryškus dalykas tai yra gydytojai. Namas, kuris dabar turi naujus savininkus, pernai metais nupirktas. Šitame name gimęs yra lietuvių poetas Alfonsas Bukontas, kurį vėlgi, žydikuose žmonės, gerų žmonių dėka buvo išgelbėta gyvybė. Ir šitame name dabar dar ką reikėtų priminti, kad buvo veikusi ir skrybėlių parduotuvė ir buvo apsigyvenusi dantų gydytoja Heinė Jakobsonaitė. Dabar originalus namas likęs iš tikrųjų, bet kurio žydikiškio paklauskit, kur tas žydų namas, tai būtiniausiai parodys Sadauskų likusi namą su visa šiaurinė pusė dar likusia tokia mūrinė autentiška. Dabar gydytojų žydikuose dirbusių žydų ne vienas ir ne du. Ryškiausia ir spalvingiausia asmenybė tai yra moteris Zarcenas ir iš Sibiro kilusi jo žmona Nina Skrebina. Įdomiausias faktas iš Dargevičienės vėlgi prisiminimų rašomų, kad teko auklėti Zarcinų vienturtį sūnų. Sako, man kaip auklė vieną kartą su batu buvo paleista, neskriaudžiau aš to vaiko, mažas vienturtis ir dar gydytojų sūnus. Dabar vėlgi iš nuotraukų, kas yra likę, tai šiandien kaip atrodo Zarcinų buvęs namas, kuriame labai dažnai ir lankydavosi ir gyveno vienu tarpu rašytoja Šatrijos ragana. Vėlgi motelis vardas ir Nina Zarcinai per vidurį. Jeigu dabar su rodiklikę parodyti, tai būtų pačiame viduryje esanti Zarcinienė ir
Zarciną pamečiau, jau suklysti. Iš žydams skirtų plytų pastatyta žydikų ligoninė. Zarcinas prie to rodyto namo, kur gyvena dabar Kocienė, sodyba ir ilsisi gydytojas. Šiandien sodyba šitaip. Zarcinė negalia per vidurį. Iš tikrųjų, ačiū Mažeikių muziejui, leidusiam pasinaudoti konferencijoje jūsų kaupta nuotraukų kolekcija. Klebonija, vėlgi, kurioje lankydavosi gydytojas Zarcinas. Gydytojas Zarcinas ir žmona Zarcinienė nuotraukoje per vidurį su vaiku Algirdu. Čia reikia jau ilgiau laiko skirti tam. Žydų pradinė mokykla Ješiva, pradinė tai ten žydės. Lempių parduotuvės vieta tai yra tarp muziejaus ir raštikių namo. Elijo Itingio grūdų ir sėmenų supirkimas, druskos, silkės, cukraus prekyba ir vietovė atrodo šitaip. Na ir netoli, šiek tiek paėjus į dešinę pusę yra buvusios sinagogos vieta. Borocho Levenbergo drabužių ir medžiagų parduotuvė. Šiandien gyvena jo taikiai. Dovydo Florenco smulkių prekių parduotuvė. Šį namą įsigijo visai neseniai Mingėlos. Namas irgi tik tai ta vieta. Meijerio skrybėlių ir kepurių parduotuvė. Skrybėlės vyram, o kepurės buvo ir vyram, ir moterim. Simko Šležo geležinių daiktų. Ačiū už dėmesį.